su mumis, o su mumis gardus rytas. Ir... Ne. Dabar ne gardus rytas, o kompostavimas. Puikus būdas įdarbinti gamtą, perdirbti daržo ir virtuvės atliekas ir savo daržą aprūpinti tamsių derlingų dirvožemių. Kaip tai padaryti teisingai, pasakoja ekspertai. Labas rytas, esu Lina, modernių želdinimo kursų Geltonas karutis organizatorė. Šiandien mes pakalbėsim apie kompostą, kodėl jo reikia ir kaip jį savo sklype pasidaryti. Kai nupjaunam žolę arba išravim piktžoles, turim daug nereikalingos organinės medžiagos, kurią nežinom, kur padėti. Kompostas yra gera išeitis, todėl kad mes pasigaminam savo sveiką, ekologišką iš mūsų aplinkos trąšą, kurioje yra visi reikalingi mikroorganizmai. Tai mums nereikia pirkti trąšų, kuriuose būtų azotas, kalis ir visi kiti reikalingi dalykai. Mes jos turime čia pat pasigaminę iš savo daržo. Komposto dėžę pasigaminti labai nesudėtinga. Mes galim tiesiog ją susikalti iš paprastų lentų. Arba galim nusipirkti parduotuvėje specialias dėžes pagamintas iš plastiko. Svarbiausia, kad į tą dėžę patektų oras, nes jis būtinas vykti visiems procesams. Taigi, tai negali būti kompostas duobėje, negali būti pilnai išbetonuotas iš visų pusių. Tai, ką dedame į kompostą, galime suskirstyti į dvi rūšis – rudą ir žalią. Žalia tai yra mūsų nupjauta žolė, išrautos piktžolės, gali būti visos ir kartu su žemėm ir visi kiti dalykai, kurie yra švieži ir žali. Ruda tai yra išdžiūvę lapai, šiaudai, šakos. Tinka netgi, kad ir kaip bebūtų gal keista, net kartonas ir popierius, kurį ypač mėgsta sliekai. Taigi santykis tarp žalio ir rudo visada turi būti. Nevyks tinkamai procesai, jeigu bus tik tai žalias arba tik tai rudas. Taigi juos geriausia dėti pramaišiui. Tačiau jei piktžolės yra jau suprandinusios sėklos arba jau žydi, taip pat piktžolės, kurios yra labai gajos ir agresyvios, mes jų į savo kompostą nededame, todėl kad jos gali išplisti, pasisėti ir tokiu būdu jūs užnešite visą tą kompostą kaip trąšą į savo dirvą, bet kartu su piktžolių sėklomis. Kad komposte vyktų visi reikalingi procesai, yra dar dvi būtinos sąlygos, kaip jau minėjau, oras ir vanduo. Tai reiškia, kad jeigu yra labai sausos dienos saulėtos, mes turime kompostą karts nuo karto palaistyti. Į kompostą taip pat galime dėti organinės virtuvės atliekas. Tai reiškia lupenas, graužtukus ir įvairias kitas daržovių liekanas. Ko negalima dėti, tai gyvūninės kilmės produktų, žuvies, mėsos, pieno produktų. Jau vien dėl to, kad jie pritraukia įvairius parazitus, gali žiurkės atkeliauti į jūsų kompostą ir taip toliau. Jei nenaudojame kitų papildomų priemonių, jau sekančiais metais mes galime kompostą naudoti. Jis yra va tokios struktūros, suspaudus nelimpa, jis turi gerą žemės kvapą, jisai nesmirda, jokio papildomo nemalnaus kvapo nėra. Ir jau mes jį galim naudoti kaip puikiausią trąšą savo daržui ir gėlynams. Na, tikiuosi, šie keli patarimai pravers. Sėkmės kompostuojant!